Sveiki, mėly žiūrovai! Ir šiandien esame renginyje, kur susibūrė daugybė įvairių modelių automobilių. Eime, pažiūrėsime, kokius įdomus modelius galime rasti ir iš kokių įdomių istorijų galime išgirsti. Prieš keliaujant, pasirūpinkite, kad jūsų automobiliui užtektų kuro, o jūs būtumėte sotus. Jozita – degalinių tinklas visoje Lietuvoje, kuriame rasite kokybiškus degalus, kruopščiai atrinktas prekes ir kasdien džiuginančias prieinamas kainas. Nesvarbu, kur keliaujate, visada verta užsukti Jozita degalinę. Čia galėsite pasipildyti degalų bei pasimėgauti gardžios kavos puodeliu. Užsukite į artimiausią Jozitą ir įsitikinkite patys. Sveiki, tai gal galėtumėt papasakot, nuo ko prasidėjo jūsų hobi ir nuo ko prasidėjo tas, kad pradėjo domėtis automobiliais? O, čia labai ilga istorija būtų, iš tikrųjų automobiliais domiuosi jau daug metų. Daugybę metų mėgau japoniškus, tik japoniškus. Ir iš tikrųjų labai norėjau Miatos, bet kad man ta Miata labai nevažiavo, tai pasiėmiau vokišką Miatą, nes už to automobilį labai tokia įdomi istorija, nes iš principo kaip ir galima pagalvoti, kad vokiška Miata, bet čia iš tikrųjų yra Miata, nes dizainą darė Mazda pagal Miatą, Toyota surinko, o Porsche turi Roadsterį tokį. Koks buvo jūsų pirmas automobilis? Oi, mano pirmas tai tiesiog paprastas kasdienis buvo automobilis, bet toks pirmas, kur jau tokį įdomesnį buvau pasidaręs, tai buvo Mazda 626, toks cepelinas, kur sako, kad važiuoja į bažnyčią arba į sodą pensininkai, tai va toks buvo. Bet buvo visai skoningai padarytas, tai daug metų su Mazda važinėjau ir paskui taip pat patiko, vokiškai atsirado. Kaip atradote savo hobį ir kodėl supratote, kad patinka jums automobiliai? Sveiki. Nežinau, automobiliai kažkaip patiko visą gyvenimą daugiau ar mažiau, tik tais galbūt vaikystėje ir jaunesniam amžiui nelabai turėjau galimybės prie jų krapštytis, tai šitą hobį pradėjau šiek tiek vėliau negu turbūt dauguma šitam renginyje esančių. Gerai. O kaip atradote šitą automobilį? Ar jis buvo toks, kaip yra dabar, ar jūs turėjot jį pilnai atstatyti iš naujo? Ne, automobilis toks nebuvo. Iš tikrųjų, tai norėjau, kad tai būtų mano pirmasis automobilis, bet tuo metu atkalbėjo kiti žmonės. Nepraktiška, šalta žiema ir panašiai, tai tą svajonę buvau atidėjęs vėlesniam laikui. Ir turbūt prieš 4 metus įsigijau būtent šį automobilį. Šitas automobilis yra iš Amerikos. Atrodė jisai ne taip, iš tikrųjų aš jį pirkau jau Lietuvoje, jis buvo parvežtas ir šviežiai perdažytų kėbulų, nes Amerikoje nuo saulės jis buvo visai išblukęs. Tai tiesiog šitą automobilį teko dėti ant priekabos, o visas dalis, viską į autobusiuką ir tada žaidėm Lego. Volkswagen, das Auto. Iš kur atsirado meilė seniems retro automobiliams? Automobiliams tai aš nebejingas nuo vaikystės, gal, sakykime, po mašiną negulėjau, garaže negyvenau, bet vis tiek ta meilė buvo automobiliams. Vėliau gal automobilių sportas, ralis labai sudomino, tai daug draugų, kurie tuo užsiema, sportuoja profesionaliai, tai visada šalia tų automobilių buvo. O šis automobilis atsirado toksai, kaip svajonė buvo ir ta svajonė išsipildė visiškai netikėtai, absoliučiai netikėtai. O jau kai turi tokį automobilį, tai nemylėti negali, arba turi, arba neturi, arba myli, arba neturi, va tai tiktais. Ačiū. O koks buvo jūsų pirmas automobilis? Pirmas automobilis buvo, kurio aš labai dabar norėčiau, tai Volkswagen Golf GTI MK1. Ir dar jis modifikuotas buvo, tai dabar būtų aukso vertės, tai labai gaila, kad jisai greičiausiai dalimis kažkada tai iškeliavo, kai dar buvo nevertinami oldtimeriai. Kaip supratote, kad automobiliai tai yra jūsų ir kad jums patinka tas hobi? Nuo mažens gal tėvas šitą įvedė dalyką. Jis buvo jūsų pirmas automobilis, ar jis buvo retro, ar ne, ar buvo modernus? Pirmas registruotas mano vardu, ar pirmas vairuotas? Pirmas vairuotas. Tai pirmas vairuotas buvo Golfas antras, 1.9 gal dizelis ar 1.6 dizelis, o asmeninis buvo Opel Astra.
trumpai apibūdinti šitą automobilį? Čia problemų maišas. Labai kažko įspūdingo nėra, bet, mašina, kaip sakant, sau darausi, maža pakankamai rida, 180 000 jinai pas mane bėgus. Retas salonas sportsaizinis šildomos priekinės sėdynės irgi, tai toks paprastas automobiliukas, po biški darosi. Dirba kaip laikrodukas. Retro automobiliai – tai kur kas daugiau nei tik transporto priemonės. Kiekvienas jų turi savo istoriją, išskirtinį charakterį ir laikmečio dvasią, kurios neįmanoma supainioti su nieko kitu. Komentaruose parašykite, kokį retro automobilį norėtume pamatyti kitoje mūsų apžvalgoje.